Sveiki. Šiandien būtų klausimas, ar mėgstate keliauti, ar patinka kelionės. Iš tiesų, kiek tenka skaičiuoti gimimo datų, tai yra tam tikras žmonių tipas, kurie tiesiog gimimo datoje turi tokį skaičių derinį, kad jeigu jie nekeliauja, pas juos neįvyksta persikrovimas. Kiekvienas žmogus turi tą galimybę persikrauti savaip. Vienam tai yra labai būtina žemės palietimas ir žemės trauka, kitam tai yra būtina kažkur išvykti. Aš esu iš tų žmonių, kuriems reikalingos, kad ir labai trumputės, bet kelionės. Pati mėgstu vairuoti, iš tiesų, net kai kas mane vadina fūriste, artimų žmonių tarpe, nes buvo momentas, kai per metus pravažiavau daugiau kaip 110 000 kilometrų už vairo. Tai tikrai buvo didelių iššūkių metas, bet esmė kame. Šiandieną apie keliones pagalvojau todėl, kad ar patys savo nusistatome, kaip mes atrandam save, kaip mes perkraunam save, nes jeigu du žmonės suėjo į porą, pavyzdžiui, kuris save suvokia, kad jis išvykęs kažkur tai nors trumpam, pavyzdžiui, į žvejybą, kaip vyrai, arba į medžioklę, arba, gal ne moterų, turėkime omenyje, į žmoną turite, tai kai kažkur išvykęs, tas žmogus persikrauna. Mano tėtis labai mėgo žvejoti. Labai. Jis mane taip pat išmokė žvejoti ir aš tikrai labai daug savo vaikystės, jaunystės metų praleidau valtyje ir su irklais, ir su meškerėm. Ir žinau, ką reiškia gaudyti kilbukus ir kaip ant gyvos žuvies gaudyti lydekas ir kurioje vietoje išmesti iš valties bunčius, kaip pasistatyti valtį Nemune, kad jinai būtent būtų paranki žvejybai. Juokingai, ar ne? Moterim tai atrodo turbūt kosmosas, bet aš buvau vyriausias vaikas šeimoje ir tas pomėgis tėčio teko man, tai aš labai tuo iš tiesų džiaugiuosi, nes man pagal mano visą konstituciją, pagal mano vidinius pojūčius, man gamta visada teikia didžiulį džiaugsmą. Ir ta žvejyba irgi davė savo rezultatų, bet šiandien nebe žvejyba. Čia tik nukrypimas buvo, lyrinis nukrypimas pažymiu. Taigi, ir kaip suprantat, aš dabar esu už vairo ir šiuo momentu noriu tą kilusią mintim pasidalinti. Jeigu poroje yra du žmonės, vienam patinka žvejyba, jai patinka megzti, tai būkit, mielieji, faini patys sau ir nebevarykit vienas ant kito. Tu vėl žvejoti, tu vėl megzti. Leiskit, nes būtent jums to reikia. Vieniems reikia daržų, ravėjimų, prisilietimo prie žemės, kitiems reikia lėktuvų ir skraidimo kažkur, arba bent jau vairavimo, jeigu negali skraidyti. Tai tiesiog, nes kada moteris tampa raganomis, kada jos visiškai negali savęs perkrauti, tada jos tikrai tampa tomis, kurios imasi šluotas į rankas ir jos skraido po namus ir tada jūsų žvejyba tikrai jas užknis. Kada vyrai tampa tylus ir negirdintis, kada jie neturi savo pomėgio persikrauti, tada kartais šitas reikalas tampa persikrovimu. Tad leiskim vieni kitiems
turėti savo pomėgius, net kai esame dviese, kad tai netaptų mūsų vienas kito spaudimo įrankiais, manipuliacijomis. Aš tave išleisiu į žvejybą, jeigu tu, arba ten aš tau duosiu tą ir tą, jeigu tu. Nustokim. Mes esame žmonės, mes esame nuostabios būtybės, mąstančios būtybės. Ir jeigu mes esame dviese, mes turim kalbėtis ir pasikalbėję mes rasim visus sprendimus, apie kuriuos mes svajojam. Su jumis Eligė ir skaičių magija. Apkabinu.